Šimtuoju savo spektakliu charizmatiškasis režisierius Gytis Padegimas ne juokais sudrumstė gana ramų Kauno dramos teatro gyvenimą. Režisierius ryžosi iš užmaršties prikelti ekscentrišką tarpukario intelektualą Juozapą Albiną Herbačiauską, kuris dėl savo aštrios kritikos tuometiniai valdžiai buvo naikinamas visomis prasmėmis. Spektaklis bus keistas, netikėtas, šokiruojantis, kai kam ir nepriimtinas, bet manau taip ir turi būti šiuo atveju. Tai yra tiesiog, sakykime, spektaklis, esė, postdraminis kūrinys. Nėra jame ten tų meilės adulterijų, nėra ten tų glicerininių serialų ašarų, kaip mes pripratę, bet yra turbūt visiškai kiti dalykai, kuriuos mes pamiršom arba kurių dar neatradom. Tam tikras kultūrinis matmuo. Ogi pas mūsų žmonės pas save, namie, nekenčia darbo. Bijosi darbo ir visi, kas tik tai gali, stengiasi išvažiuoti. Brazilija, Argentina, kad tenai sunkiausia veržų darbą dirba. Darbas Lietuvos naudai, Lietuvos garbei, Lietuvos gerovės, dėl mums žiaurus darbas. Darbas Brazilijos naudai, gražus darbas. Didesnės paniekos Lietuvai taip žiauriai nėra dar niekas pareiškęs, kaip pasiryžę mūsų emigruoti tautiečiai, sodiečiai, inteligentai. Ir ateis toks laikas, kada Lietuva bus priversta samdyti kinus. Taip, kalnukus, ūkio darbą. Lietuva virs kolonizacijos objektų, jeigu mūsų žmonės šitaip mylės savo tėvynę. Pas mus labai daug tokio vienadienio triukšmo ir per 20 metų nepriklausomybės mes dar tikrai iš savo atminties kertelių, iš užmūrytų, sakyčiau, kažkokių katakombų neprisišaukėm tų žmonių, kurie tikrai gali padėti mums gyventi ir išlikti šiandien, atsakyti šiandienos iššūkis. Ir Juozapas Albinas Herbačiauskas vienas tokių. Jau sakykime, nekalbant apie jo pranašiškas galias, nekalbant apie jo ekstravaganciją, mes visi kalbam apie varpą, apie aušrą, yra varpininkai, aušrininkai. O Juozapas Albinas Herbačiauskas 1907 metais Krokuvoj išleido pirmąjį mūsų literatūros almanachą, Gabiją. Mes to nežinom, mes to tiesiog neprisimenam. Jau nekalbant apie tai, kad savo laiku tai buvo asmenybė, kurios aforizmai, posakiai ir švankus, kartais ir nešvankus, tiesiog sukrėsdavo laikinai sostinę. Visi kalbėdavo, nuo ministrų tarybos iki kiemsargių apie jį. Bet, kadangi tai buvo pagrindinis Lietuvos antikomunistas, kuris parašė, netgi tik Stalino valdymo pradžioje parašė alegorinę pjesę apie jį, Tyrų vienuolis. Žmogus, kuris atvirų tekstų visą laiką kartojo, kad sovietai prarys Lietuvą, o kadangi vis dėlto mes komunistų spaudė, Lietuva bedraugavo su Sovietų sąjunga prieš Lenkiją, tai jis buvo labai neparankus. O paskui, kai jau iš Lietuvos išstūmė sovietmečio, aš, pavyzdžiui, buvau šokiruotas, va čia pat Kęstučio gatvėje, aš augau name 61, o jis pasirodo gyveno name 58, bet aš to nežinojau ir niekas, nes pasirodo, taip galima išplauti sąmonę, taip galima užbetonuotais monolitais mąstymo, kad ir dabar dar nesueižėjo. Ir dabar aš vienai garsiai menotrininkai sako, ką darai, sakau, apie Herbą, sakau, jis buvo Lenkų šnipas. Svaizduojat, reiškia, tos mąstymo klišės. O faktiškai tai buvo tas žmogus, kuris prieš 100 metų pasakė tai, ko dabar gyvena Lietuva ir Lenkija. Kad kol nebus laisvos Lietuvos, tol nebus laisvos Lenkijos ir atvirkščiai. Jūs turit kur patriotinę tautą.
patriotiniam pažiūrą. Ar jūs apie tai turit kokį supratimą? Jūs norit, kad dailininkai rašytų į teatrui sudėtėms ir dienėms padus, smirgytų jiems patriotinių jomalų smilkalus, kad čia galėtų išnaudoti tautinės nuolankys padiskulauti? Jūs norite, kad dailininkai nupaišytų Nemune besimaudančią vyriausybę ir šitą jūs pavadinsite tautiniu menu? Jūs ieškote tik tai padažių pataikų, vergų parsidavimų. Kūrėjai jums nereikalingi, nes kūrėjai visada maištininkai, visada nerimokėliai, trukda valdantiesiems ramiai miegoti ir vageliauti. Jūs reikalaujate, kad kurie girtų badu, kad jie aukotųsi, kad tauta būtų gyva ir kad jūs galėtumėte išnaudoti ir apvaginėti. Ne, mes nevirsime badu. Mes reiksim jūsų idiotiškas maklaulės ir jūs virsite kiaulėmis. Kodais kokiais iš tikrųjų esate ir jums bus didelį vėlą. Ir jūs nebežinosite, kur sprūklio tautos teismo ir joko. Aš dar niekad tokių kalbų nesugirdėjęs ir niekur tokių žmonių nesumatęs. Pjesė yra labai laiku ir aš manau, kad būtent, reiškia, čia yra netylinčios inteligentijos protestas. Akcija prieš visą tą marazmą, reiškia, kuriame mes šiandien gyvename. Ir jeigu kas sako, kad inteligentai tyli, tai būtent, reiškia, šito spektaklio inteligentai kovoja. Reiškia, čia yra ta mūsų Sirija. Tas mūsų Libanas, reiškia, kuriame mes pasisakom prieš tam tik technokratiją, prieš biurokratiją, prieš visą tą siaubą, reiškia, kurį lietuviai savo rankom sukūrė. Ir aš sakau, aš nebijau šito žodžio, kadangi pjesė yra postmoderninė, mums reikia irgi sukovoti su kadafizmu. Ir tai yra labai rimtai, aš sakau, dėl to, kad iš tiesų mes pernelik tolerantiški. Mes tolerantiški valdininkams, tolerantiški ministrams, tolerantiški įvairiems pareigūnams, reiškia, mes prieš juos va tokie. Ir aš didžiuojuosi, reiškia, tokią galimybę sudalyvauti spektaklį apie Herbačiauską, kuris niekad, reiškia, nebuvo prieš savo sąžinę kiaulę. Reiškia, jis visą laiką pasisakydavo ir pasirodo šiandien, kad būtent jo pasisakymai labai daug ką perspėjo, daug kam padėjo susigaudyti. Gaila, kad šitų perspėjimų negirdėjo tie, kurie važiavo į Maskvą saulės vežti. Pjesė nėra tradicinė, jinai yra parašyta iš dokumentinės medžiagos, surinkta iš laiškų, iš archyvų, iš jo publicistikos, iš kažkokių atsiminimų. Ir didžiausias uždavinys mano kaip aktoriaus buvo ta dokumentika, nors jinai yra tikrai pakankamai temperamentinga, nes pats žmogus buvo labai nelietuviška natūra, neapsidraudęs, nerizikuojantis. Tai, aišku, bet vis dėlto tai yra monologai, didžiąją dalį vaidmens sudaro monologai, tai mano kaip aktoriaus uždavinys buvo tuos monologus kažkaip, kuo įmanoma, surasti vis kažkokių emocijų, kaip surasti būdą emocionaliai tą perteikti mintį, nes mintis yra visada labai aštri, jo būtent, jis niekada nebuvo toks, kaip sakyti, drungnas. Kad perkeltų šios istorinės asmenybės gyvenimo ir kūrybos paveikslą į sceną, režisieriui Gyčiui Padegimui teko pačiam parašyti ir pjesę, kurią jis įvardina kaip dokumentinę fantasmagorinę, kadangi neįmanoma nubrėžti ribos tarp to, kas buvo iš tikrųjų, o kas yra paties rašytojo arba to meto žmonių fantazijos. Taigi autorius ir režisierius iš Herbačiausko tekstų, menkų rašytinių šaltinių ir atsiminimų po detalę tarsi mozaiką dėlioja nepelnytai pamiršto Lietuvos šviesuolio biografijos vingius, kurie ne vieną turėtų priblokšti ir sukrečiančiomis pranašystėmis. Oi, medžiagos aš ieškojau labai ilgai atkakliai. Pirmiausia yra tokia nuostabi Eugenijos Vaitkevičiūtės knyga Žinomas, nežinomas Herbačiauskas. Paskui jo paties išleista knygutė ir jau pamiršta Erškėčių vainikas pradžioj mūsų atgimimo. Paskui aš ėjau per muziejus, per ankraštynus, per senus laikraščius. Bet man tiesiog intuicija padėdavo. Aš pasimdavau, sakykime, kokios nors Lietuvos žinias, va toks komplektas. Ir aš nemeluoju, garbės žodis. Aš taip truputį pavartydavau ir būtinai atsirasdavo dar taip, kur yra kas nors apie Herbačiauską. Kaip kokiuose burtuose. Ir tada iš to tas ir taip traukė. Pradėjo man žmonės gatvėse pasakoti. Savo atsiminimus, savo kažkokius, reiškia, liudijimus dar netikėtus. Sakant, jis pats panoro ateiti. Ir mums čia berepetuojant, mes jom kartu lentą atidaryti va čia prie pat teatro. Toks irgi labai įdomus momentas. Kad viskas sutapo. Panoro sugrįžti Herbačiauskas pas mus.
Legendinės Konrado kavinės erdvė. Bohemiška aplinka, kurioje skamba gyva muzika. O prie pianino sėdi pats maestro Giedrius Kuprevičius. Šį kartą jis ne tik naujojo pastatymo muzikos autorius. Kiekviename spektaklyje žiūrovai galės išvysti garsųjį kompozitorių ir atlikėją šiek tiek kitame amplua. Esu pašiurpęs, aš įmestas į visiškai, man svetimą sferą. Niekad gyvenime neteko vaidinti. Šiaip visą laiką tenka kažką vaidinti, tai vicemerą, tai vicekultūros ministrą, tai dekaną. Tai yra tokių vaidybų, bet tai yra kitos rolės. O šita rolė yra tikra rolė. Ir tai yra muzikantas grojantis Konrado kaviniai, toks žydas Leiba. Ir aš turiu tenai groti, akomponuoti dainoms, ką jau girdėjot vieną iš jų. Ir taip pat palydžiu dar su muzika, iliustruoju kai kurios įvykius scenoje, kaip gyvas muzikantas. Na ir Gytis sugalvojo, sako, tai tu įsiterpk ir į pokalbį inteligentų, nes vis tiek irgi dalyvavai tam gyvenime. Ir man yra kelios frazės, kurias aš turiu pasakyti, aš išmokau mintinai. Ir su šiokio tokio akcento žydišku, turiu pranešti kai kurias naujienas. Turiu garbės atsiprašyti mūsų mokslininkus, kad drįsau jūs sveiką protą vesti į nesveiką pagūtą. Jūs sveikam protui labiau rūpi oro plūstos ar driežo psichologijos žinojimas. Aš atsiprašau, kad aš esu žmogaus psichikos specialistas. Mūsų bei varlių tyrinėtojams aš nepavydžiu. Tad prašau sužeminti nepavydėti man žmogiškosios psichologijos žinojimo. Aš atsiprašau. Извините. Pardon. Mums reikia šitą spektaklį vaidinti kasdien ir, kaip sakau, privaloma tvarka valdininkams. Ir ne tik gal valdininkams, gal ir inteligentams, nebijau šito pasakyti. Su premjera.